Tai yra santykis visų biudžeto išlaidų su grynosiomis nacionalinėmis pajamomis. Ir šiemet tai yra gegužės 15 diena, pernai buvo gegužės 10, tai reiškia, kad šiemet biudžeto išlaidos yra santykinai didesnės, negu kad sukūrėme ekonomikoje vertės. Ir tai yra bloga žinia mokesčių mokėtojai. Taip, tai reiškia, kad daugiau dienų metuose mes dirbame tam, kad sumokėtume mokesčius. Bet aišku, tai, kad šiandien ši diena atėjo, čia yra tik statistinis vidurkis. Žmonėm, kurie uždirba atlyginimą, jeigu uždirba minimalų atlyginimą, jie ateina tik Liepos 3 dieną. Jeigu vidutinį, tai tik Liepos 13. Ir svetainėje mokumokesčius.lt kiekvienas žmogus gali pasiskaičiuoti, kada yra ta jo asmeninė laisvės nuo mokesčių diena. Bet, tarsi yra savaime suprantama, kad gyvenantis valstybėje žmogus turi mokėti mokesčius. Taip, tai čia niekas to nekvestionuoja, čia gal kritikai kažkokius tai žodžius bando į mūsų lūpas įdėti, bet mes tik tai norime, kad mokesčių mokėtojai pamatytų, kiek mokesčių jie sumoka, todėl kad kai žmogus, jam yra pervedamas atlyginimas į jo banko sąskaitą, tai jis nemato, kiek mokesčių sumokėjo darbdavys, sodros įmokos, tai pavyzdžiui, turime duomenis, kad beveik 3 mėnesius žmogus dirba tam, kad sumokėtų sodros įmokas, kad 40 dienų praktiškai dirba tam, kad sumokėtų gyventojų pajamų mokestį, beveik mėnesį dirba sumokėti akcizam, sveikatos draudimo įmokom. Ir štai jeigu žmogus uždirba vidutinį atlyginimą, tai per metus jisai sumoka 6 000 eurų mokesčių. Ir būtent apie tai yra laisvės nuo mokesčių diena, kad parodyti, kiek mokesčių kiekvienas iš mūsų sumoka. O kaip mes atrodome kaiminių šalių kontekste? Visada yra įdomu lyginti su kitais. Tai aišku, yra valstybių, su kuriomis gal ir nelabai reikėtų lygintis, tokios kaip Prancūzija, Skandinavija, kur ta laisvės nuo mokesčių diena ateina vėliau, Liepos mėnesį. Mums turbūt reikėtų lygiuotis į tokias valstybės kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur jie ateina balandžio mėnesį, Hongkongas, Singapūras, kur yra mažas viešasis sektorius, kur mažai biurokratų. Pas mus štai vidutinis mokesčių mokėtojas dirba 11 dienų, kad išlaikytų valdžios aparatą. Tai yra labai daug. O tos tendencijos, ta laisvės nuo mokesčių diena, šiemet ji yra vėliau negu pernai. Taip. Apskritai tendencijos. Ar tai reiškia, kad mes mokam vis daugiau mokesčių? Taip. Ir reikia vis daugiau jų išlaikyti valstybės aparatą? Taip, aišku, Lietuvoje yra buvę ir blogiau. Buvo vėliausiai daugmaž gegužės pabaigoje, bet kai pradėta ši diena skaičiuoti prieš daugiau nei 20 metų, tai buvo balandžio pabaigoje. Tai tikrai yra akivaizdi ta tendencija, kad ji yra vėliau. Tai reiškia, kad vis mažiau pinigų lieka žmonių kišenėse. Ir kaip ir minėjau, kad žmogus, kuris uždirba atlyginimą, tai jis iš viso tik antroje metų pusėje pradeda dirbti savo. Kaip pasikeis šita diena, šita riba įvedus tą naują socialinį modelį, apie kurį dabar yra tiek daug kalbama ir sakoma, kad tikrai visiems bus tik geriau? Ar jūsų akimis tikrai geriau? Tas socialinis modelis, jis susideda iš skirtingų dalių. Tai ten yra darbo kodekso dalis, kuri yra tikrai gera ir jos reikia Lietuvai, bet yra ir pensijų dalis ir ten yra tokių smulkių dalykų, bet papildomų mokesčių, papildomų sodros tarifų tiem žmonėm, kurie šiuo metu moka mažesnės sodros įmokas. Ir tai reiškia, kad atskiriem žmonėm tai reikštų didesnę mokesčių naštą. Tai reiškia, kad kitąmet mokesčių nuo laisvės nuo mokesčių diena ateis dar vėliau? Panašu, kad taip, nes buvo pasižadėjimas įrašytas Seimo nutarime kitais metais sumažinti nacionalinio biudžeto išlaidas 500 milijardo eurų, bet štai šią savaitę vyriausybė patvirtino, pakeitė tą nutarimą ir jau numatyta didinti 100 milijonų eurų. Ir tai reiškia, kad ta mokesčių našta, kuri buvo jau įsipareigota, kad mažės, tai ji tik tai augs. Ir taip pat valdžia mums yra skolinga ir PVM sumažinimą. Ir tai kiekvienam žmogui vidutiniškai uždirbančiam suteiktų 3 laisvas nuo mokesčių dienas. Jeigu galėtumėt, kokias korekcijas jūs padarytumėt? Mažinti PVM visų pirma, sumažinti sodros įmokos tarifą, tai žmogui duotų 4 laisvas nuo mokesčių dienas. Galima įvesti 10, tai reikštų 6 laisvas nuo mokesčių dienas ir mažinti akcizus benzinui. Ar realu, kad tokie pasiūlymai
po metų, po 2 būtų įgyvendinti? Ar vis dėlto trūksta politinės valios, trūksta užsispyrimo tą padaryti? Tai net neaišku, ko trūksta. Gal trūksta tokio pažadų tesėjimo, nes ankstesnė valdžia, kai didino PVM, sakė, kad tai bus laikinas padidinimas. Dabartinė valdžia labai kritikavo tuos padidinimus, sakė, kad ateis ir ištaisys klaidas. Matome, kad nei vieni, nei kiti jų netaiso ir čia net neaišku, ko reikia. Bet matyt, reikia politikams suvokti, kad jeigu jie neduoda žmonėm tų papildomų laisvų nuo mokesčių dienų, tai žmonės neatsiklausia ir pasiima jų patys. Ir kontrabanda, pati populiariausia šešėlio rūšis yra kontrabanda. Tai žmonės perka kontrabandinės prekes ir taip savo pasiima tų laisvų nuo mokesčių dienų. Arba uždirba atlyginimą vokelyje, irgi pasiima laisvų nuo mokesčių dienų. Tai jeigu politikai jų nesuteiks, tai žmonės dėja pasiima patys.